7bet lažybos. 7bet. 7bet lažybos. 7bet lažybos. 7bet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Taigi tokia ir lengva pergalė, bet tokia gal, sakykim, per lengva, ne? Kaip galima apibūdinti? Ne, nepasakyčiau, kad jinai labai jau per lengva. Tikrai išėjom sukoncentravę, užsimotyvavę ir tą pradžiai davėm gerą energiją, bet kažkaip negalėjome atitrūkti, atrodo kaip ir neblogai žaidžiam, taip apsiginam, bet daug tų trajakų, ten ypatingai Džiozą ten sumetė tokių sunkių ir taip kažkaip neleido mums pabėgti, bet kaip sakau, buvom kantrus, tikrai nepanikavom ir tas skrojom persvarą ir tikrai žinojom, kad jie anksčiau ir vėliau turėtų nulūžti, nes maža rotacija, mes įpratę žaisti greitai, tai žinojom, kad jie kažką turėtų pabirėti ir taip ir pabėgo. Maža rotacija, bet to pačiu nenuspėjama, žiūrint, ką jie su Mersinu padarė, ne? 7 realiai nukalė per pratesimą. Kiek buvo irgi tokio nenuspėjamumo, einant šitas 7? Tai realiai žinojom visada, kaip ta maža rotacija, tai ir tiem patiem žaidėjom, mes irgi kažkada esam žaidę, tai tu ką išeini, realiai galbūt kažkas mažiau žaidžia. Žino, kad nekeis, tos įtampos nebeturi, kitas žaidėjas irgi galbūt žino, kad nėra, kas jį pakeis, tos įtampos irgi nėra, kartais tokias kažkokias gali nesąmonės daryti ir kris. Ir kaip sakau, pagauti tą gerą bangą ir nunešti. Tokios komandos labai dažnai būna pavojingos. Minėjai tą nenuspėjimumą, ar ne, bet kas galbūt pasikeitė per tas kelias dienas nuo mačo prieš Nevėžį, ar ne, kur vos įsikapsite ir dabar jau toks jau galima atsakyti dominavimas visų rungtynių metu? Aš sakyčiau, gal mums ta pertrauka biškai ne į naudą buvo, nes tikrai mes buvom rinktiniai, kažkas namie buvo, bet aišku grįžo sportavo ir to gal, kad nebuvom kartu ilgą laiką, nepadėjo, nes turėjom 2 žaidybinės treniruotės, tai tikrai po tokios, sakykime, pertraukos ilgesnės sunku kartais sugrįžti į tą gerą ritmą ir kaip sakau, turėjom tas sunkesnės rungtynės su Nevėžiu ir tiesiog pamatėm savo klaidas, nes tikrai tenais toks realiai galėjom ir pralaimėtas rungtynės, kas būtų iš vis blogai, tai džiaugiamės, kad išlipom sausi ir tiesiog pasiėmėm tai kaip gerą pamoką. Kas bendravardžiai Masiuliai? Apsirgo, čia nežinau, daktarai galėtų pasakyti, bet temperatūra lygtas. Į grupę Chalaselio gal tas Rajas truputį įnešė, nukalė Unikachą, tikriausiai pačiam teko matyti, nenustebino toks rezultatas. Ir kiek galbūt pačiam toks gundytų irgi iš tos pusės, kiek sutinkiau tas dalykas. Jo, šiaip negaliu sakyti, kad labai nustebino. Visai gal Rajas yra komanda, plus žaidžia namie. Tai tikrai galėjo kažkada pasigauti, ta prasme, Unikachą ant kažko pasimauti, bet aišku, nustebino, bet tai nieko nekeičia vis tiek. Dabar 2-1, man atrodo, visos komandos turi, ta prasme, 3 komandos 2-1 turi, tai vėl viskas iš naujo prasideda ir nieko lengva nebus ir kiekvienos rungtynės toks aukso vertės. Ar šiandien treneris iki pabaigos taškų skirtumą akcentavo? Taip, tai čia, manau, jau mūsų klube visi žino, nes esam nuo to taškų skirtumo nudegę kelis kartus, tai jau, manau, visiems gal tai yra ir tiesiog stengiamės visas 40 minučių žaisti, nes, ką žinai, galbūt kartais tie keli taškai gali labai daug reikšti paskui. Mano gal buvo ta pirma tokia pozicionuojama komanda, visi žiūrėjo jūs ir gal tas Raja dėl antros vietos. Kiek dabar svarbu, kai viską turit savos rankose, ne per patogiai pasijausti, ne? Žengiant link tą antrą ratą. Jo, bet aš nemanau, kad mes labai esame patogioje situacijoje, nes vis tiek 2-1, tai vėlgi gauni vienas rungtynės ir tu vėl gali 3 vietoj būti. Tai tas formatas toks tuo yra įdomus, kad kiekvienos rungtynės aukso vertės ir tikrai dabar galbūt Malaga būtų laimėjus, kažkiek kitaip galėtumėm žiūrėti tą lentelę, bet dabar kiekvienas rungtynės aukso vertės. Žiūrint ir filosofiškai, kol kas dar oficialiai nėra paskelbta, kad Gudas bus Ryte, bet tikriausiai, kaip ir žinot viską, ką jis duos Rytui, jeigu jis, aišku, papildys galų gale tą komandą. Jo, tai ar papildys ar ne, nežinau, žinau taip pat kiek jūs iš spaudos. O ką duos, tai manau vis tiek geras žaidėjas, neseniai žaidęs Eurolygoje, didelė jėga po krepšiu, tai manau pridės tos jėgos po krepšiu, galbūt gerų užtvarų ir tikrai galbūt daugiau tų ginklų turėsim ir tiesiog universalesnė komanda bus. Žiūrint vis tiek, ar Parkeris ir Gudas atėtų neišbalansuos tokie du naujokai, sakykime, komandos, žiūrint
iš tos pusės? Aš nežinau, čia visada būna dvi pusės, gali ir pastiprinti, gali galbūt tie kartais dalykai ir išbalansuoti, nes dabar tikrai realiai, jeigu Ąžuolas grįžta, turim kaip ir 13 žmonių, tai vis tiek supranti, kad galbūt kažkas gali nežais, kažkieno minutės mažėti ir vėlgi čia priklauso nuo kiekvieno žaidėjo, kaip į tą situaciją pažiūrės, bet manau, jeigu visi išliksim kartu, tai manau, tas pastiprinimas turi būti mums į naudą. Čia ir į Žalgirį atsižvelgia taip, sakydamas. Tai nežinau, čia kiekvieno klubo galbūt situacija kitokia. Ten vėlgi, kaip nesividui, nežinai kaip yra, pas mus kaip žiūrėsim. Koks įspūdis apie PGC? Tą žemą vyrką aikštelį. Sakė, Giedrius, dar nežinau tavo vardą, pradžiai kažkokinas Nevėžis. Tai vardą žinojo, bet pravardės gal nežinojo. O šiaip tai geras įspūdis, aišku, toks labai mažas, bet tai manau jo pliusas yra, nes labai greitas, staigus, realiai, nežinau, sugaudyt sudėtinga labai ir tikrai jau matėsi, aišku, jam sunku, nes nežaidęs mėnesį daugiau gal net, plus kita lyga, kur ten kontakto daug galima, tai tas žaidimo stilius kitoks, bet jau nuo pat pradžių, nes prieš Kėdainius turėjom 2 treniruotės bendras, tai jis jau matęs, kad rasi aikštelę ir ieškojo tų kampų tiek į vidų, tai manau, su kiekvienom rungtynėm gerės tas jo žaidimas ir labiau pripras prie mūsų. Rezultatas skirtumas didelis, bet akivaizdu, kad ir žaidimas atrodo mėgaujatės, ne? Atrodo galėtumėte jau po antro perdavimo, bet ir trečias pačiam irgi greito išmestas 4 kėliny. Kiek yra to pasimėgamo to krepšinio, to procesu, ar kiek dar yra to tobulinto dalykų? Tai visada galim kažkur tobulėti, bet aš manau, kiekvienas žaidėjas nori žaisti tokiai komandai, kur galbūt vieną kartą tu duodi ekstra, kitą kartą tu gauni ekstra. Ir smagu. Ir kaip sakiau, mes bandėm tą intensyvumą laikyti ir tas kaip ir žaidimo dalis buvo, kad daugiau draskyti vidų ir išsimėtyti kamuolius. Tai tikrai kažkaip nebuvom savanaudiški, jeigu kažkas laisvesnis, tai stengdamas tą perdavimą atiduoti. Gyti, sekmadienį, aišku, laukia Žalgiris, negalima nepaklausti, ko galima tikėti iš to mūsų, šiaip kaip žiūrėti artėjančią kovą. Iš dar Žalgiris, kai šiandien turi, kad nuėjo irgi savo komandai. Oi, dar kažkaip negalvojam, čia visas realiai fokusas buvo ties šitom rungtynėm, o ko galim tikėtis, tai manau vis tiek kovos, kiek girdėjau jau soldautas yra, tai gera atmosfera, vis tiek, manau, tokios rungtynės niekada nebūna tokios tuščios, būna daug emocijų, viską kiekvienas stengiasi laimėti, tai, manau, nebus ir išimtis ir čia. Finalo ketvirtas Čempionų lygos Vilniuje, kaip klubo dalininkas sakė, čia turėtų būti nespaudimas ar privilegija komandai, o kas labiau, spaudimas ar privilegija? Nežinau, kažkaip to spaudimo nėra, mes tiesiog dirbam savo darbą ir šiaip mums, jeigu atvirai, tai aišku, Vilniui labai patiktų, jeigu tas ketvirtas būtų, bet tikrai, kaip pasakyti, neprideda tai kažkokios papildomos motivacijos, kad Vilniui čia bus tas ketvirtas, manau, mes visi 100% norim ten būti, nesvarbu, kur vyks, jeigu pateksim ir bus Vilniui, tai super iš viso. 7bet lažybos, 7bet. 7bet lažybos, 7bet lažybos, 7bet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.